Eik. Sudužo. Žodžiu, ką tik skalbenkė besikratydama numetė kvepalus nuo šalia esančios lentynėlės ir sudužo. Labai gaila, bet gal reikės įsigyti naujus. Žodžiu, tai sveiki atvykę į mano buitį. Šiandien yra penktadienis, važiuosiu į sodybą su Pauliu, nes turim pasidarbuoti. O prieš tai, kadangi rytoj yra draugo gimtadienis, o sekmadienį yra mano draugės baby showeris, tai esu merginom pažadėjusi, su kuriomis mes organizuojam, kad pasiūsiu medžiaginės servetėlės restoranui. Eisime į restoraną, žodžiu, tai daug dekoracijų nereikės, nes restoranas iš savęs yra toks labai žuvus, gražus, bet sugalvojau, kad reikia medžiaginių servetėlių. Tai parodys. Jau suprantat, kad bus mergaitė, bet nenorėjau labai tos barbiškos rožinės, tai čia yra pelenų rožinė. Siūlai, aišku, nors turbūt tų siūlai turiu milijardą jau, tai aš pasiūsiu servetėlės, šiaip mūsų bus 7, bet pagalvojau, kad tas servetėlės vis tiek atiduosiu draugiai vėliau. Manau, jinai tikrai panaudos ten per savo mergaitės gimtadienius ar per kažkokias šventes. Ir dėl to paėmiau medžiagos ant 12 servetėlių. Tai pradedame. Medžiaga, kur mano stebuklingos žirklės. Ar žinojau tokį dalyką? Aš, kai buvau siuvimo kursuose, sakė, kad jei nukrenta žirklės ant žemės, bent vieną kartą, tai vadinasi jos atbunka. Nežinau. Bet nuo to laiko, jau kiek šitom žirklėm metų, gal kokie 7-8, tai niekart nebuvo nukritusios. Bet niekam neleidžiu jį nei imti, nei liesti ir popieriaus negalima kirpti su šitom žirkliom. Kas skirta audiniui. Gerai, tai pasidėsiu ant žemės, nes neturiu didelio stalo ir susikarpysiu medžiagytę. Kaip jom visada išeina atplėšti, aš net nesuprantu tom pardavėjom. Jau biški rankus atšipo nuo siuvimo, jau nebesuprantu, ką aš čia darau. Taip, liniuotę radau, pasiimu nuplaunamą rašiklį specialiais audiniams. Čia bus 1,5 m. Žodžiu, nereikia čia vienodai, kaip bus, tai bus. Čiagi rankų darbas. Siūti tai čia labai greitai, susikarpyti, tik tai kūrybinė dalis užtrunka. Va ir turėjo šventė. Šiaip aš net pati neturiu medžiaginių servetėlių. Bet aš čia nedarau vakarienių namie. Bet tarkim, aš už šitas, čia išeis 12 servetėlių, ne? Tai aš už šitas servetėlės, už šitą medžiagą 12 servetėlių sumokėjau 4 eurus. Tai įsivaizduokit, vieną servetėlį kiek kainuoja? 3-5 centai kažkur, plius minus. O mes, kai dirbdavom restorane, tai mes pirkdavom servetėlės
ir mokėdavom po eurą, bet didmena ten 100 pirkdavom. Ir kaina būdavo po eurą pem, po 2 eurus, va tos pačios medžiagos. Tokia biški sintetikalė. Tai wow, gal reikia užsimti tokiu dalyku. Nuneši savo medžiagą į, kas iškirpinėja, kas turi staklės tokias ir iškirpu. Tik tai susiuviu greitai, nes pamatysit siuvimas, tai čia baisiai greitas dalykas. Aš siuvimo mašiną dabar retai išsitraukiu, bet jeigu išsitraukiu ją, tai tada pasinaudodama tą progą susitvarkau viską, ką reikėjo man susiūti, tarkim, ten kažkas suplyšę buvo ar kažką. Tai naudojusi progą, nes šiaip nesiuvau. Bet vasarą siuvau sodyboje, visas pagalves pasiuvau iš tokios medžiagos labai fainos antracito spalvos. Kur matęs prie tam video pakuoju, supakavau žiemai ir susandėliavau. Kašikėlius, visokius tokius prisiuvus esu. Ir čia, ir sodybai, laidam susidėti. O ko ne variantas. Kiek turiu visokių medžiagų ir šitų visokių atributų. Jūs neįsivaizduojat. Nes aš esu iš tų žmonių, kur jeigu pradeda kažkokią veiklą, tai man reikia visko maksimaliai apie tą veiklą. Pradėjau siūti ir man reikėjo visko, nuo siuvimo mašinos iki adatos. Absoliučiai. Tada žiūriu, kad to reikia, siūlų reikia, to reikia. Ir tada pradedi pirkti ne tik būtiniausius dalykus tam hobiui, bet visokius atributus. Kur mano markeris? Ai va. Turim 12 servetėlių. Nebus labai didelės. Bet ir kanto nedarysiu didelio. Tikrai nedakstysiu, nediksniuosiu, iškart varysiu iš akies. Kalėdinės dovanas visas supirkau, išskyrus vieną dovaną, nes ją fiziškai reikia nupirkti. Tai labai didžiuojuosi savimi, kaip ir kasmet aš visada nupirkau anksti. O ko nenupirku, tai esu viską suplanavusi. Reikia tuščią špulytę surasti. Bet visos su spalva jau matau. Tokiu atveju, jeigu nėra tuščios, vadinasi, reikia išardyti tiesiog vieną ir išmesti. Reikia žiūrėti tą, kur mažiausiai naudoju. Ai, kaip gaila. Mano siuvimo mašina yra labai sena. Kaip labai. Jei yra kokie 25 metai, tai aš pirkau kokie 16. Nes 17 gal pirkau. 7-8 metai. Norėjau aš ją parduoti, kai nustojau siūti. Taip ir išradau siūlą. Norėjau ją parduoti, kai nustojau siūti. Nes, kažkaip, nebesiuvu. Nes buvo laikotarpis, kai iš vis jos neišsitraukiau. Bet tada galvoju, blemu, tai kodėl aš turėčiau ją parduoti. Tai pasilikau. Ir žiūriu internete, kad jinai visiškai nenuvertėjo jos kainą per tiek metų. Ir visada praverčia. Ar tai kelnes pasitrumpinti, ar Pauliui kažką patrumpinti, ar kokias staltiesę pasiūti, ar kokias užuolaidas nutrumpinti. Žodžiu, kai ateina įkvėpimas, viską galima padaryti. Taigi čia buvo tuščia špulė. Ką turim? Turim paprastą servetėlę. Ką? O gal padaryti inicialas? Taigi čia yra funkcija, palauk. Štai raidės. Turim servetėlę. Reikės išskalbti ir išlyginti. Ne, pradžioj išlyginti, po to išskalbti reikia ir po to vėl išlyginti.
yra tas toks stereotipas rodyti tik gražiąją dalį namų ar gyvenimo ar kažko, bet aš manau, kad čia nėra ko apsimetinėti. Bandai nukreipti kur nors kamerą, žiūrėk, kokie paklodė džiūsta ant radiatoriaus. Bet kaip visi žinom, kad yra tas pats. Tai ką aš veikiau praeitą savaitę, kodėl neįkėliau nieko, gal kažkas pastebėjot? Ne, juokauju, yra kas pastebėjo tikrai. Ačiū už gražius žodžius, kas pasakė, tai labai tikrai faina. Ką veikiau, tai praeitą ir užpraeitą savaitę labai intensyviai panirau į kursus, mokymus, pabaigiau, bet galiu pasididžiuoti ir pasidžiaugti, kad pabaigiau ir suprantu, kaip tai daryti. Gal dėl to man taip ilgai ir užtruko. Tai labai fainai jau reklamas jau leidžiu, žodžiu, ten. O gal nepaminėjau, tai mokiausi Meta Business reklamų leidimą. Tokį jau pro levelį. Tai va. Tai tokie reikalai. Bet aišku, dar noriu keletos kursų praeiti, kas susijęs su maketavimu. Tai irgi ieškau gerų, kur patiktų. Nes pastarosius kursus tai biškai netaip nusipirkom. Aš, man atrodo, 3 ar 4 baigiau kursus. Skirtingų įmonių, bet ne pagal tą eilės tvarką ėjau. Tai jau pradžiai sunkesnis. Jau sunkesnis, po to lengvesnis. Jau po to bazinis. Tai iš tų bazinių viską ir supratau. Ir tada supratau, kad tie, kur buvo aukštesnio levelio žinantiem žmonėm, tai buvo tokie neinformatyvūs. Labai karšta, aš turbūt sirku. Savaitgalį turėjau baby showerį. Draugės. Tai labai gražiai šventė buvo, viskas gerai praėjo. Čia užsivau servetėlės. Kaip karšta dabar. Bet vis tiek reikia vakarienės. Suši? Ne, aš šiaip žadėjau suši daryti, bet darysiu giozą. Tai filmuos, kaip darai giozą? O giozą čia su vištiena? Ne, o su kuo nori, su jautiena ar su krevetėm? Su kuo? O mikso galim padaryti? Sumaišyti jautieną su krevetėm? Ne, tu gurmanas čia. Tai su jautiena kada? Su jautiena? Gerai, nors daugiau darbo turbūt. Daugiau darbo? Karšta labai. Pradėsim daryti giozą. Dabar mano mėgstamiausias patikalas. Aišku, tik užnesi, kad mėsą reikia susmalt. Apšvietimas koks prastas, o aš atrodo kaip mirus, bet tiesiog ką tik atsikėlus. Ištraukiu giozą, nes reikės kažkur pusvalandžio, kad pastovėtų. Tiesiog paprastai ant lėkštės. Bet per ilgai irgi negalima laikyti, bent jau aš taip supratau, kadangi pradeda džiūti ir taip apsausėja labai. Kada tu supranti, kad tu jau suaugus moteris, kai nusipirki mėsmalį litrinį. Kažkaip man vien tik su jautina biškiu per sausą. Kas dar turi tokį stalčių, kur viskas sudėta, atrodo labai tvarkingai, bet iš tiesų labai sunku kažką rasti. Džiūvėsėliai, druska, pipirai. Ir čia reikės, kadangi nemažai mėsos, reikės porą kiaušinių. Rytoj darysiu suši. O gaila, dabar vištas nebededa kiaušinių. Tenka pirkti iš parduotuvės. Deda, bet labai mažai kažkaip ten. Nes niekada nebelieka jau jų nusipirkti iš kaimo. Gali man išvirinti vandens? Taip, dabar ne. Dabar man reikia. Aš dabar negaliu. Ką tu išpirti? Nieko jau nebereikia. Nereikia?
kad tiesiog gerai paspausti, ten tą knopkę. Taip tik atrodo paprasta. Aš reikėjo daugiau vandens. Jau negalvoju, kad aš šitokia. Labą dieną, mėly sikijėlį. Šiandien atvažiavome vėl į sodybą. Paulius nuvažiavo į laukus apkaupti smidrus prieš žiemą. Šiaip pavasarį yra daromas šitas darbas, bet mes sąmoningai darom dabar, nes pavasarį pas mus į laukus neįmanoma važiuoti, nes ten būna labai šlapia. Tai va, toks projektėlis iš jo pusės. Tai 2 hektarus, aš manau, kad jisai per kaip 1,5 valandos tikrai apsikaups, o aš savo ruoštų tvarkausi pirtį, kuriuosi žiemai, tvarkysiuos plyteles. Paulius, kuomet nupirko šitas plyteles, iš vyriškos pusės nepagalvojo, kad jos yra su tarpais, sakė, pirko dėl to, kad neslidinėtų ale, bet šiaip tiesa, čia yra purvo karalystė ir čia neįmanoma tiesiog su paprasta šluoste išplauti šitų grindų. Todėl aš pasiimu šitą stebuklingą valiklį. Jo labai nedaug čia yra. Nežinau, ar užteks. Šitą Kercherio garintuvą ir bandysiu išgarinti tas grindis, tai čia man tikrai užtruks. Žodžiu, svarbiausia gera apsauga. Todėl pasiimu, užsidėsiu šitas pirštines. Ir dar užsidėsiu kitas storas, nes vieną kartą su ta chemija ploviau puodus čia kaime esančius. Ir man praplyšo ta plona pirštinė ir man tiesiog nagas nukrito nagai. Jie galėjai taip nugrenkšti juos, natūralų nagą, tai buvo žiauriai skausminga. Negalėjau nei plauti indų, nei puodelio, nieko negalėjau, nes labai skaudėjo. Ir va, ir ką aš dar noriu parodyti, fainą dalyką nusipirkau. Mažas holas. Nusipirkau iš Sheino tokias rankenėlės. Va, tokias rankenėlės, įdėsim jas į plastikinės duris, tokias juodos ir kadangi čia daug juodos spalvos. Labai gera kaina buvo ir tiesiog simple. Ir įdėsim, kad duris užsidarinėt. Ir ką, ir viskas. Ir tuomet pas mus atvažiavo daug prekių. Dar daug prekių laukiam, bet eisim į sandėlį, tvarkysimės, darysimės inventorizaciją prekių. Tai ten irgi dabar šildom su pečiukais, nes tikrai nemalonu darbuotis, kai yra labai šalta. Ir reikia kažkaip sumontuoti šitą video, nes tiek nuotraukų turiu prifilmavusi ir manęs jau klausė, kur video. Tai kažkokių didelių projektų nėra, bet tiesiog tokia mano kasdienybė. Buvau labai iškritusi dėl mokslų, nes tikrai labai daug laiko skyriau reklamos mokymams. Dabar vėl nusižiūrėjau kitus mokymus, tai toks mano šitas YouTube karjera biškutė krenta žemyn, tai tik dėl savęs realizavimo. Kitas dalykas, ką norėjau pasakyti, tai atvažiavus į sodybą ganėtinai nustebau, nes vėl pridygo šitokį grybų. Pridygo. Ir jie nepašalę, normalūs grybai.
Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot mano šitą vlogą. Buvo toks išmėtytas, pasimetęs, bet žodžiu vis tik norėjau kažką įkelti ir pažadu savo ir tiem, kas laukia, kad dabar kelsiu dažniau.